Sveiki, mėly stebintys šią mūsų tinklalaidę. Via Lietuva pristato tinklalaidžių ciklą Saugi kelionė, bendras tikslas. Ir mes ir kalbėsime apie tas keliones. Visų mūsų tikslas yra saugiai grįžti namo, saugiai pasiekti kelionės tašką. Deja, statistika yra tikrai negailestinga, patys ją galime matyti, matome antraštės, deja, bet kelios dienos praeina ir girdime apie žūtį keliuose, apie kažkokią stiprią avariją. Statistika yra negailestinga, 88% arba beveik 9 iš 10 mūsų šalies gyventojų yra linkę viršyti greitį, tik 11% teigia, kad niekada greičio neviršyje. Na ir štai, likę beveik 9% nurodo, kad greitį viršyje kone kasdien. Pasekmės negailestingos, atrodo kalbam apie tai, bet greitis kartais dėja pagalvoja tik didėja. Šiandien keli pašnekovai, psichologas Gediminas Navaitis, kuris ir padės aiškintis tokio elgesio priežastis. Sveiki. Sveiki. Ir žmonės, kurie lakstė greitai, dabar tikiu laksto tikrai ne taip greitai, o ir ačiū Jums už tai, su visuomenė dalyjasi savo patirtimi ir tikisi, kad toje patirtyje kažkas kažką išgirs. Karolis Švelnikas nukentėjęs autoįvykyje, mes tai matome, papasakosit apie savo per greitas keliones motociklais ir taip pat autoįvykyje nukentėjęs Algimantas Kojis. Algimantai, sveiki gyvi. Sveiki. Algimantai, nuo Jūsų ir noriu pradėti. Kiek metų mes čia keliaujame atgalios? Vasaros ar neberods vakaras? 24 metai. 24 metai. Draugai, šiltas vasaros vakaras. Kas tai buvo? Šventė, gera nuotaika, alkoholis, tai aišku. Buvo greičiausia, kiek pamenu, senokai tai buvo tiesiog eilinis penktadienio vakaras. Susibėgo pažįstamų kompanija, vieni prie kitų, kiti prie kitų ir tai buvo gamta, aišku, išgertuvės. Na ir paskui neatsakingas dar sprendimas tiesiog dar kažkur pakeliauti su mašina, išgėrus. Tiesiog vairuotojo net ir blaivaus nebuvo, visi vienodai buvom apvaišę, sėdom į automobilį ir važiavom. Iš pradžių vairavote Jūs, po to tam tikrų metų pasikeitėt? Jo, tuo metu jau tiksliai neatsimenu ir priežasčių, kodėl aš tada sėdau prie vairo, bet taip jau nutiko, bet kol aš dar vairavau, viskas dar ir buvo gerai, bet ko gero, jau paskui aš nebegalėjau vairuoti, ko gero, iki buvau tokios kondicijos daėjęs, tai sustojau, persėdau šoną, o tas automobilio savininkas atsėdo toliau už vairo ir bandė toliau tęsti kelionę. Bet jinai labai greit ir baigėsi, ten tiesiog po puskilometrio, ko gero, gal ir greičiau. Aišku, greitis didelis, girtas vairavimas. Ten susidėjo visi faktoriai ten, ko gero, kad nes, lėtai važiuojant mašiną perst nėra taip paprasta, vidurį kelio praktiškai, tai ten greitis turėjo šiek tiek būti. Kiek įmanoma buvo tais laikais išspausti iš tos senos mašinos, tai buvo sena Jetta, jos nebuvo galingos, bet užtenka. Ką atsimenat, po to avarija tik įvyko, baigėsi iškart vakarėlis ar dar tęsis? Ne, jau pas man ties tą vietą atsiminimai vis ir baigėsi, nes patyriau labai didelę traumą. Ir galvos, ko gero, buvo didelė trauma, ar buvo pradę sąmonę, tai aplamai viską atgamint gal pradėjau kažkiek tai dalinai, mąstyti gal po 3 savaičių. Tai kokias 3 savaitės tiesiog buvau, tokiai komai buvau gal mažiau, bet paskui tiesiog buvau, kaip pasakyti, neprotaujantis, nes buvo didelė galvos trauma, tai buvo tiesiog ledesiai kažkokie. Tai iš pradžių daktarai sakė, kad iš vis negyvensiu, nes šansų nedavinėjo visiškai išgyventi, po to jau kaip šiek tiek atkovoja gyvybę, tai jau tada sakė, gyvens, bet tikrai liks ne visai sveiko proto, bet kažkaip atsistatė viskas, ačiū Dievui, į savo vėžes. Algimantai, jau buvo tokio, kodėl reikėjo taip daryti, buvo savęs kaltinimo, draugų kaltinimo, aš įsivaizduoju, kad tikrai turėjo būti tas laikotarpis. Buvo, taip. Nors didžiausias kaltinimas buvo gal ir klausimas, kodėl laiku manęs nenuvežė greitai, nes kuomet daktarai pasakė, kad jeigu būčiau laiku atvežtas, pasiekmes būtų buvusios žymiai geresnis. Ta prasme, kad galėjau net ir vaikščioti, gal su kažkokiam pasiekmėm, su ramentais, bet vaikščioti tikriausiai būčiau galėjęs. Algimanto istorija mus kelia 24 metus atgal, Karolė, jūsų istorija naujesnė, alkoholis įtrauktas, kaip suprantu, nebuvo, bet ko jau ko, greičio netrūko. Greičio, adrenalino 4 metai atgal, 2020 metai.
Taip, mes išvažiavom pasivažinėti. Nu, aš dažniausiai važinėdavau vienas, bet tai kažkaip tuo metu susitarėm iš po karo tarnybos. Grįžau, susitarėm su draugais išvažiuoti, mes išvažiavom. Normalu, prasidėjo toks didesnis greitis, šlapia kelio danga dar buvo, taip vakarinė saulė tik švietė į tą pusę. Na, mes išvažiavom tokiu siauresniu keliu, mes planavom, susidėjom maršrutą ir atitrūkom dviese, pradėjom greičiau važiuoti, ties tokią vietą, ten į kalniukai nuokalnės visokias. Ir aš, aišku, paspaudžiau daugiau greičio, nes malonu, kai paspaudė įkalnę, tą tokį jausmą pakilimą jauti. Ir aš pakilau ir tik tais pamačiau, kad ten yra vingis, o aš neįvertinau greičio ir, aišku, tas dalykas, kad ratai prasisuko, pradėjo slysti ir tiesiog pamačiau, kad slystų ir spėjau pasižiūrėti tik į priešingą kelio pusę, ar net važiuoja mašina, ir tuo metu supratau, jeigu bus mašina, tai viskas tuo metu ir pasibaigs, nes vis tiek buvo ir greitis. Šiek tiek aš ten gal greičio numečiau, kaip su motociklais vis tiek greičiau nusimeta tas greitis. Ir tada smūgis į kilometražo stulpą. Tada visi vertimaisi, kulverčiai ir, žodžiu, priekį važiavęs motociklininkas įvertina, jisai pats šiek tiek sakė susimėtė, todėl sulėtino ir pasižiūrėjo, kaip seksis toliau, nes pamatė, kad čia pavojingas toks posūkis. Ir pamatė, kad aš patyriau avariją, tai jisai apsisuko, greitai iškvietė greitąją, ten prie stulpo iš karto koją ten ir nuplėšiau, kita koja buvo išlindę kaulai, mačiau tos kaulus išlindusius. Ir matot, kad esat be kojas. Taip, iš pradžių mačiau, bet pasąmoniai, va tas dalykas dar yra keistas, tu matai, bet kaip ir nesupranti. Aš orientavausi, aš visą laiką buvau sąmoningas, aš viską atvažiavo policija, taip aš kalbėjau, aš atsimenu viską, ką kalbėjau, atsimenu kitų žmonių reakcijas, važiavo prie kelio, sustojo ten žmonės, taip aš viską atsimenu, atėjo tas draugas, ten Deividas. Ir aš matausi išbadęs, labai perbadęs, aš taip laikausi, jaučiu, kad skauda ir laikausi už tos kojas, matau, kad čia perlūžė, taip viskas tvarko, čia sulūžė, čia išlindę kaulai, laikausi ir žiūriu, ten kabo džinsas, tas, nėra kojas ir taip. Aš klausiu kelis kartus, gal po kokią trečią kartą atsakė, kai atsakė, kad prie stulpo, tada mintys jau tada supratau, kad taip, iš tiesų tos kojas nebėra. Tai tas tada toks sąmoningumas atėjo po truputį, bet gerai, kad aš iš dalies buvau sąmoningas, aš viską mačiau, aš viską supratau, aš važiavau greituoju, aš nuvažiavau į ligoninę, klausiau, išeis kažkas prisiūti, pasakė, kad ne, aš nebuvau šoke kažkokiam dideliam, kad būčiau be sąmonės, atsikeliu, va čia kojas ir nėra. Tai tas gal šiek tiek ir pagelbėjo. Aišku, skausmas buvo, bet šitoj vietoj tikrai buvo geriau, mano manimu. O, pavyzdžiui, bet tas jausmas, kai suvoki viskas. Likau gyvas, ačiū Dievui, bet kojos nebeturiu. Jau yra netektis. Taip. Kaip su tuo susigyvenat? Aš tiesiog gal neleidau savo galvoti, kad va dabar nėra kažkas bus blogai. Aš stengiausi tuo metu, buvo daug dalykų, dar daug operacijų laukia, stengiausi judėti pirmin. Kiekvieną operaciją, kad vasarą kaip tik buvo šilta, karšta, norėsi kažkaip vis tiek ištrūkti iš tų ligoninių. Aišku, ten buvo periodas netrumpas, tos reabilitacijos ir visa kita, bet stengiausi tave stumti tolyn. Sakykime, kad va, čia greičiau praeiti tas ligoninės, praeiti tas operacijas, gauti kažkokį protezą, kad galėčiau pradėti vaikščioti, išmokti vaikščioti, tai reabilitacija vėl mokintis vaikščioti ir save tiesiog stumiu taip į sekančius etapus. Tai taip, aišku, sakykime, yra tas, kad tai praradau koją, bet aš kitas dalykas, žiūriu, tai aš galiu vaikščioti, aš vis dar galiu vaikščioti, aš galiu dirbti, aš galiu būti naudingas ir šeimai, ir visuomeniai. Na čia didelis stiprumas, net ir po to vis tiek kabintis ir bandyti ieškoti. Aš ta prasme ir galvoju, kad dauguma žmonių irgi ten teko ir bendrauti ir matyti ir kitus žmonės, kai kurie labai ieško užuojautos, tarkim, iš kitų žmonių, užjausk mane ir panašiai. Man iš tos pusės šiek tiek pikta, ta prasme, tau neužuojautos reikia, tau reikia save skatinti, judėti pirmin, nes kitaip niekas kitas aišku, neištvers to dalykų, ką tu išgyveni, bet save reikia skatinti ir judėti į priekį, nes kitaip tai ir bus depresija, ir bus kitų daug blogų pasiekmių. Karoli, jūs protingas žmogus, sakote, karo mokykla, kaip suprantu, ir kiek žinau, norėjote tapti kariškiu ir vis tiek lakstydavot greitai. Taip, kariuomeniai 7 metai atitarnauti. Taip, bet šitoje vietoje čia adrenalinas veikia. Ir to adrenalino vis trūksta. Net ir dabar iš tikrųjų jo trūksta.
Dabar, pavyzdžiui, jeigu galėtumėte vairuoti motociklą, aš nežinau, gal ir galit. Važiuotumėte taip pat greit, nebevažiuotumėte? Ta prasme, negaliu, nes protezas jau nebeleidžia atsisėsti. Ant čioperio galėčiau, teko važiuoti, teko ir pasiskolinti pavažiuoti. Nebėra man to malonumo, o matot, tas, kaip sakykime, įvertinkim liaudiškai britva, atsisėdėt, ten gali per kelias sekundės 100 įsibėgėti ir dar greičiau. Ir tu pasilenki ir tau vėjas joks nelošia, ta prasme, galvos, tau netrūda, tu gali įvažiuoti greit ir jausti tą malonumą. Neslėpsiu to, taip, aš jeigu galėčiau, sėsčiau ir važiuočiau. Čioperis man... Ir vis tiek viršytumėt greitį? Aš nesakyčiau, kad važinėjau neprotingai, aš važinėdavau visą laiką protingai, bet vat užtenka vienos klaidos ir tas nesvarbu, kaip tu važinėjai, ar tu viršiai greitį, ar tu saugaisi, ar tu visur posūkiuose žiūri, kad ten žvyrė, gali būti, kad slysti motociklas. Nesvarbu, užtenka tik vienos klaidos ir tos pasiekmės lieka visam gyvenimui. Ir kai važiuoju 150, ta maža klaidytė yra be galo reikšminga. Taip. Visą laiką reikia atsiminti, kad tu važiuoji tai kaip šalutiniu, nes mašinas tavęs praktiškai visą laiką nemato. Visą laiką, kiek važiuodavau miestį, ypatingai būdavo mašinas lenda, tiesiog neatkreipia dėmesį, nes tu esi mažesnis, jie, tarkim, vairuotojai pratę žiūrėti kitų mašinų, o ne stebėti motociklininkų ir panašiai. Tikrai dažna bėda. Gerai, noriu perėti prie Gedimino, jūsų psichologo. Tai klausykite, girdim iš tikrųjų labai įdomų dalyką, kuris gal ir atsako, kodėl ta statistika yra tokia 9 iš 10 viršija greitį. Tai čia adrenalino trūkumas, tai tas greičio viršijimas kažką malonaus žmogui suteikia? Be abejo taip, bet reikėtų truputį plačiau pažvelgti. Tai pirmiausiai sakyčiau, kad turėtume padėkoti svečiams šios laidos, kurie konkrečiais pavyzdžiais papasakoja, kaip neatsakingas elgesys kur atveda, ir manau, kad ypač jaunesni žmonės, į tą pabrėžčiau, toliau pasakysiu, kodėl jaunesni, galbūt įsidėmės, atkreips dėmesį į tą dalyką. O nagrinėjant, aptarinėjant, kodėl greitis viršijamas, kodėl rizikingai vairuojama, tai čia visada galim labai įvairiais požiūriais nagrinėti. Galim kalbėti apie tam tikrą kultūrinę aplinką, galim kalbėti apie psichologiją tų žmonių. Tai visgi keletą žodžių apie kultūrinę aplinką, manyčiau, verta tarti. Nes šiandien Lietuvoje, apytikriai sakau, gal specialistai patikslins, yra 1 100 000 automobilių. Prieš dar kokį 20 metų jų buvo perpus mažiau, jeigu ne dar mažiau. O jeigu kas sovietinius laikus prisimintų, tai kiek ten 5 metus kartais žmonės stovėdavo eilėje. Ten įvykis būdavo. Automobilis atvažiavo. Galiausiai, šiandien pasakius, kad automobilis žiemai nuimamas nuo ratų, pastatomas ant kaladėlių, kad jis ten peržiemotų žiemą, tai manau, jaunam žmogui šitie tokie pasakymai skamba labai humoristiškai. Svarbu, ar gali įsivaizduoti. Tai, bet aš į ką noriu atkreipti dėmesį, kad dar vieną skaičių pasakyti, kad 60 metais, tai reiškia mūsų seneliai, daugelio šiandien jaunų žmonių, kurie žiūrės tą laidą, tai 70% jų galima būtų lažintis, nes kad senelis gyveno kaime. 70% tuo metu gyveno kaime, dabar 30 miestą. Dabar skaičiai bus ko net atvirkščiai. Adrenalinas. Ne, tai mes tiesiog pereiname iš, pavadinčiau, kaimo visuomenės, bendruomenės, jos taisyklėmis, jos elgesiu į miesto bendruomenę, į techninę bendruomenę. Ir pereimas visada susijęs su tam tikrais sunkumais. Jeigu dar vieną priminsiu, vėlgi kaip ir gal kas matęs tą, ir jūs gal matėte kino filmą Baltaragio malūnas. Ir tenai labai greitai lekia su savo vežimaičiu pagrindinis herojus. Jisai ten skuba pas mylimą moterį. Kaimo bendruomenėje šaunumo požymis, mano bričkeliai lekia greičiau už kitus, aš pirmas atlėkiau. Techninėje bendruomenėje saugumo požymis, aš saugiai atvažiavau. Tai čia yra ta kultūrinė aplinka, ir į kurią kartais, šiandien ir jaunas žmogus, ne visai suvokdamas, iš kur ateina tos nuostatos, jisai jų nepriima. Sakysime, čia nekalbu apie
galim kalbėti apie tuos, kurie prie mūsų stalo, bet dažnai būna, sąlyginai dažnai, bent aš žinau keletą atvejų, teko tenai konsultuoti, kada vaikinas, mergina, jinai jam sako, gal greitai nevažiuok, jis sako, dar greičiau lėksiu. Ir jinai jam nesako, viskas, sustok, išlipsiu, aš nenoriu su tavim tu važiuoti. Na gerai, bet to ką sako, prakenčia tada tą kelionę? Ar atrodo... O kodėl jinai prakenčia? Yra dalykų, kurių jinai neprakentėtų. Jeigu jis įsimtų granatą ir sakytų, o dabar ištrauksiu žiedą, dabar įkišiu, o dabar ištrauksiu, o dabar įkišiu. Tai nesupranta, kitaip tariant, rizikos masto. Tai nesupranta rizikos masto, bet ir tam tikrai yra nuostatų sistema, kad visgi jisai šaunuolis, jisai gali, reiškia, lėkti. Ir jisai pats mano šitaip. Tai, o aš ką tik sakiau, iš kur tai ateina iš tokio kaimiško gyvenimo stiliaus. Tai manau, šita laida bus prasminga tuo, kad daliai žmonių bent dabar turės argumentą, kad aš jau gyvenu techninėje 21 amžiaus miesto bendruomenėje ir tos kai kurios tradicijos, įpročiai, ir svarbiausiai šaunumo požymis jau jisai yra visai nebetoks. Tai čia jeigu kalbėti, kaip sakiau, apie visuomenės požiūrį, visuomenės nuostatas, bet galim kalbėti ir reikia kalbėti ir apie tų žmonių psichologiją. Gerai, perėsim prie psichologijos. Tai, Algimantai, kaip jūs aiškinat tas priežastis, dėl ko žmonės laksto greitai? Nes žiūrėkit, mes, sako, ar ne, protingas žmogus turėtų pasimokyti iš kitų žmonių klaidų. Ir mes tikrai galim kas antrą dieną atsiversti naujienų portalus ir matyti pranešimą apie avariją. Ten įvyko žiauri avarija, su motociklininkais labai gaila, bet tik atšilus orams, na kas kelintą dieną. Tai atrodytų, štai mes matom straipsnius apie kitų žmonių klaidas, bet kodėl mes, pavyzdžiui, nepasimokom ir vis tiek namo dažnas važiuos viršydamas greitį, nežinau, 20 km. Aš nežinau, aš kažkodėl manau taip, kad mes, daugelis gal pasimoko, išgirsta tą žinutę, pamatęs tą įvykį ir dar, kad tikrai žmogus susimąsto. Bet kodėl ten praėjus 3-4 dienom skirtingai, kitam savaitei, tas pasimiršta ir vėl ta rutina tave užgožia ir tie tokie įvykiai, jie kažkodėl, aš manau, nublanksta ir tu vėl į savo vėžės atsistoji ir gyveni toliau. Gal aš jums pamėginsiu atsakyti, kodėl. Čia, aišku, ne vienas prie vieno, paprastai jau akivaizdu, kad vairuoja suaugę žmonės, bet galima tai šiek tiek sugretinti su vaiku. Tai jeigu vaikas kiša pirštą prie žvakės į ugnį, spėkit, kiek kartų jam galima suduoti jam per ranką, jisai įsidėmės, kad skauda. Galima kyštelėti, pačiupti jo pirštą ir kyštelėti, bet jaučiat, kad čia blogas būdas, nereikia taip su vaikais elgtis. Tai kaip manot, kiek kartų vaikui reikia pasakyti, tam maždaug 3 metų, kad nekišk, skaudės. Bet pasakyt, o kiek jisai, jeigu jis kištų kelis kartus, tai man atrodo, štai 2 kartų, 3. Gal ir 1. Jūs labai smarkiai suklydote. Reikia pasakyti nuo 50 iki 70 kartų. O kiek kartų jam reikia pačiam pabandyti? Kartais užteks vieno pabandymo, bet sutikite, kad vairuojant automobilį vienas pabandymas į ką nors atsitrenkti yra labai prastas būdas. Tai jeigu todėl, kai jūs sakot, kad kartais informacija pasimiršta, taip, žmogus tam tikrą prasme mes visi iš vaikystės, gal jau mums nereikia 50 kartų sakyti, bet panašiai. Todėl neišvengiamai reikia kartoti. Taip, manau, vėlgi, kas žiūrės šitą laidą, tai gal prisimins tą pavyzdį, kad 3 metų vaikui reikia maždaug tiek kartų pasakyti nekišk piršto, neskaudės. Tiek pat reikia ir kai kuriems vairuotojams, nes matyt ir jų toksai dar subrendimo lygis kaip to 3-mečio. Galėsim dar apie subrendimo lygius, taip. Man pačiam teko keliauti daug po visas šalis ir, tarkim, pastebėjau vieną dalyką. Kuo daugiau žmogus keliauja po kitas šalis, kuo daugiau išplečia savo akiratį, tuo jis mažiau linkęs viršyti greitį ir tuo būna supratingesnis. Bet, tarkim, čia prieš kokius, 5 ar daugiau metų aš nuo Jonavos iki Ukmergės tokį kaip mini eksperimentą padarėm ten su draugu, aš nuvežiau jį iki Jonavos, ten ar mašiną reikėjo pasiimti, ar jis pirko mašiną, aš neatsimenu tiksliai. Ir važiavom atgal, aš važiavau 90 leistinu greičiu, jis ten nuvažiavo gal 110,
panašiai, ten maždaug ir laikė visą tą kelionę, ten gal kokių 50-40 km atstumas. Ir pasižiūrėjom, koks yra rezultatas. Tas rezultatas yra apie 3 minutės. 2-3 minutės jisai nuvažiavo greičiau. Tai kame esmė? Jeigu tu jau kažkur vėluoji, tai jau viskas, tu vėluoji. Tu tai poras minučių rizikuoti, ar lėkti, ar gauti baudą, ar kažką sužeisti. Nu, aš manau, kad neverta realiai. Įdomus kampas, ar ne? Tu realiai Čia, sutaupysi 2 minutės, Taip, bet kiek bet per tas 2 atrodo- minutės tu sukelsi situacijų, Tai- kurios bus O pavojingos? tam žmogui atrodo, kad aš skubu, aš va spėsiu, Aha. spėsiu, bet iš tikrųjų niekur tu nenuskubėsi. Kad ir viršysi greitį, nu ten porą minučių ir ką tau tos minutės porą duos. Nu nieko praktiškai. Labai, reiškia, vykusiai pasakėte, nes aš ruošiausi tą pasakyti, bet jūs konkrečių pavyzdžių. Reiškia, parodėte, kad nerizikingas vairavimas, arba gal priešingai, sakykime, rizikingas vairavimas realiai nieko neprideda. Nu, kad greičiau nuvykau, ten suspėjau kažką tai padaryti ir panašiai. Tai tada ir galime kalbėti apie tų žmonių psichologiją, kodėl nieko negaudami jie visgi pasirenka šitą variantą. Ir kada, aš sakyčiau, kada kalbame apie rizikingą vairavimą, tai matome, žodį rizika leidžia plačiau pažiūrėti į situaciją, ne tik greičio viršijimas. Tada kalbame apie žmonės, kurie iš vis renkasi rizikingą gyvenimo būdą ir daugelį sričių, ne tik, reiškia, vairuodami. Čia prieš mūsų susitikimą pažiūrėjau vieno tyrimo duomenis. Juk rizikingas elgesys yra ir kitose srityse. Pavyzdžiui, azartiniai lošimai. Gali ir laimėti, bet visgi turbūt suprantame, kad tai blogas būdas, reiškia, sutvarkyti savo materialinę padėtį. Tai labai lengva pažiūrėti sąryšį. Ar tas, kuris lošia, ar jisai vartoja alkoholį. Ir tiesiog jaučiate, kad tai bus dažniau. Dažniau taip, negu Taip, ne. jo. Aha. Aš tiesiog nenoriu tų skaičių, koreliacijų, statistikų sakyti. Reiškia, lygiai taip pat su psichotropinių medžiagų vartojimu, netgi su rūkymu. Tai yra susiję dalykai. Rizikingas elgesys įvairiose srityse. Ir kaip minėjau, pažiūrėjau, bet tai, kadangi nebuvo to tyrimo akcentas vairavimas, ten tiesiog buvo kiti pažymėti prasižengimai, taip galima pasakyti, tas, kuris kitose srityse rizikingai elgesi, jisai rizikingai ir vairuos. O tada galima toliau tęsti, kurie žmonės linkę viršyti tas rizikos ribas. Nes šiaip nereikėtų labai smarkiai barti, todėl kad rizikos kas yra priešingas variantas. Stagnacija, nuobodulys, bet yra priimtinos ribos ir nepriimtinos ribos. Tai paanalizuokim šioje vietoje, aš iš tikrųjų prie to paties mes čia grįžtame. Jūs pasakojate, kad gauni didžiulį tokį malonumą, adrenaliną, tuo motociklu važiavęs. Tai reiškia, žmonėms yra sunkokai išbūti su tokiu nuoboduliu, su tokia lėta gyvenimo tėkme ir dėl to atsiranda rizikingas vairavimas. Ir net, aš sakyčiau, rizikingas elgesys, kuris tai pasireikš. Tokia prieš senokai išleista, versta iš anglų kalbos knyga Rizika, gal 80-ais, ten su kažkiek metais. Tenai labai gražiai suformuluotas vienas klausimas ir jis tinka prie, reiškia, mūsų pokalbio. Tuo metu Anglijoje apie 100 žmonių žūdavo vairuodami motociklus per metus. Ir autorius taip ir formuluoja, kas bus, jeigu, ir čia tas klausimas tiek mums prie stalo, tiek ir visiems, jeigu mes tuo metu atsidūrėme Anglijoje, kur ten tiek žūsta žmonių ir galim uždrausti visus motociklus. Ar mes išgelbėsime 100 gyvybių? Spėju, kad ne. Bet atsakymas akivaizdus, kad kažkiek taip išgelbėsime, bet ne 100. Todėl, kad jie ras kitus rizikingo elgesio būdus. Į ką aš ir norėjau atkreipti dėmesį, sakydamas, kad susiję dalykai - alkoholio vartojimas, narkotikų vartojimas ir tam tik šiokia toks ryšys, nes su rizikingu vairavimu iš vis su bet kokiu rizikingu elgesiu. Kaip, Gediminai? Ir tada, tai ką mes kalbėjome, reiškia, kokie čia žmonės, tai adrenalino norintis. Ir užtenka pažiūrėti į mūsų stalą. Taip.
Norėčiau jaunesnio amžiaus papildyti žmonės. po to. Taip. Aš lygiai taip pat, iki įsigijant motociklą, taip, aš važinėdavau, toks būdavo pas mane tas toks grubus važinėjimas, taip ir aš buvau teisės praradęs. Automobiliu? Taip, po 3 mėnesius ten už greičio viršimą ir panašiai. Kai įsigijau motociklą, man mašina pasidarė nuobodu, aš su motociklu taip, aš atsisėdau, pravažiavau, atrodo visą galvą įsivalė, viskas. Aš tada pradėjau važinėti su mašina, viskas tvarkingai, ta prasme, jokių ten prasisukimų ratų ir panašiai. Dabar, iki dabar važinėjau, taip, bet su motociklu nebevažinėjau, bet iš esmės tai pakeitė mano elgesį prie vairo už mašinos vairo. Atradote kitą adrenalino šaltinį? Taip, tuo metu taip. Atradau kitą adrenalino šaltinį ir net ne su vienu motociklininku esu kalbėjęs ir panaši situacija daugam. Tarkim, kas važinėja su mašina, gan grubiai ir panašiai, susiranda, ta prasme, atsisėda prie motociklo vairo, viskas, tas važiavimas su mašina jau nuobodus, jau nebetraukia, taip, supranti, kad mašina nebe tas, o motociklas, tada jau su motociklu pradedi kažkaip kitaip. Algimantai, ar jūs pritartumėt ir Karolio štai teiginiams, ir Gedimino teiginiams, ar iš tikrųjų, nes atrodo, kad ir jūs iš tą rizikos zoną tai papuolate. 24 metai atgalios, vairavimas neatsakingas, plus alkoholis, tai galima sakyti, kad ir šalia jo tie visi rizikingi veiksniai. Taip, tas potraukis ir pas mane, ir dabar tam greičiu jis nėra dingęs. Bet kaip Karolis paminėjo pavyzdį, kad jis įsikraudavo, sakykime, su motociklu, ir tada grįždavo prie automobilio, jis jau ramesnis ir važinėdavo, tai gal dabar aš po traumos irgi taip, šiaip bet ten važiuodavom padalyvauti varžybas autosportą. Tai būdavo ten nuvažiavę kažkiek išsikrauni, po to truputį ramesnis tikrai būni, važinėjai ramiau, bet... Tai mes turime atsakymą. Taip, aš gal pajuokausiu ir kartu jūs truputį paguosiu, kad adrenalinas, įtampos, jos skatina dopaminą smegenyse įsiskyrimą, reiškia malonumo. Tai ką man aiškinti, jūs žinote, kad tai yra malonu. Bet, reiškia, nemanykite, su metais praeis, kada maždaug nuo 50 ir truputį gal daugiau, testosterono sumažės, atitinkamai poreikis adrenalinui mažės ir mes ką žinome, kad dėl greičio padarantys avarijas 60-mečiai, tai turbūt yra visgi išimtis. Gerai, bet mes negalime tiek laukti, nes jau dabar yra daug žmonių, kurie važinėja per greitai. Kaip rasti tą tinkamą išsikrovimo būdą, nes mes apie tai ir kalbam. Norim to dopamino, testosteronas didžiulis ir yra blogi išsikrovimo būdai, pripažinkim. Lenktyniavimas gatvėse, lenkimas, užkišinėjimas, motociklų viršijimas greičiu yra blogi būdai ieškoti dopamino. Kas dėl to abejoja, kad tai blogi būdai, tada grįžtu į to, ką kalbėjau pradžią, kad visuomenė aiškiai galėtų, tiesiog kiekvienas žmogus, kad sakyti, panašioje situacijoje atsidūręs ir čia prieš laidą jūs pasakojot gerą pavyzdį, kad žmonės kartais stato automobilius į neįgaliųjų vietas ir jiems tiesiog reikia tai pasakyti, nenutylėti, kad jisai girdėtų, jog jeigu taip elgiesi, tai nerinkime šį kartą malonių žodžių, nesakykime ten, kad tu galbūt čia kažkoks, tai ne, tiesiog esi durnas. Jeigu taip elgiesi. Įvardyti faktą? Jo, įvardyti faktą ir kuo dažniau mes tai įvardinsime. Tada konfliktas tarp padidėja dažniausiai. Galbūt, bet žinot, jūs įvardinsite, aš įvardinsiu, dar kažkas įvardins ir ar norės dar 5 kartą, kad jį taip įvardintų. Tai galima galiausiai tai pasakius, kažkaip geriausiai, kad tai artimi žmonės pasakytų, kad čia tame nieko nėra šaunaus. Gal ta pati mergina, kuri, sakykime, važiavo? Ypač jinai galėtų labai gerai pasakyti. Aišku, iš šalies galima ir, jūs gerai pataisėte, kad iš šalies truputį reikia liežuvį gal ir prilaikyti. Bet Gedimai, žiūrėkit, mūsų transliacija... Žinau, kad sirituliuoja konfliktai iki ten stovi tada praeivė atsisukę ir žiūri, kas čia vyks, ar čia toj bus muštynės ar ne. Kaip pasiekti žmonės? Nes jeigu ir dabar šitos transliacijos metu mes pradėsim sakyti, jūs kvaili, tikrai niekas nežiūrės. Ne, gal visgi sakykime, tai ką aš pradžioje sakiau apie kultūrinį, techninės ir kaimo bendruomenės skirtumą,
Tai va šitą mes galim sakyti, kad jeigu tu dėl 2-3 minučių, reiškia, viršyji greitį, tai tu tai nedarai dėl to, kad greičiau nuvažiuoti. Nes tos 2-3 minutės, kad ir 5 nelabai ką keičia. Bet tu elgiesi kaip 19 amžiaus kaimietis. Nori būti toksai, tai būk. O mes norime gyventi saugiame 21 amžiuje, kur vertybė yra saugumas, o ne greitis. Ir tas žmogus, kuris čia spaudė, ir ką jisai, kur jisai nuskubėjo. Ir toliau kažkur. Jisai pripažįsta, kad jis neturi išeities, jis atsiduria toje situacijoje. Norėtumėt, kad mes apie jūs kalbėtume. Čia nekreipkite į dėmesį, jeigu sakysiu, čia neįsilavinęs 19 amžiaus kaimietis. Ar norėtumėt, kad mes visi, aiškiai ne. Tai vadinasi, gal ir pradėtumėte keistis. Bet kartais tas socialinis ratas ir būna toksai, o jeigu ir kitas jo draugas greit vairuoja, ir dar trečias, ir jiegi gal... Tai dar yra mano minėta mergina, kuri galbūt, kadangi turi mažiau testosterono. O mergina, tarkim, turi nepasitikėjimą savimi, kuris irgi gali būti, tarkim, iš šeimos, ir jinai nori būti priimta kažkokiam tai ratelyje. Štai tarp šaunių bernų. Sukabinsit grandinėlę, kuri gali būti tokia, bet kaip visgi... Žiūrėkit, kas atsitiko po šitos laidos, kurie žiūrėjo, įsidėmės šitą posakį apie tą, kuris smarkiai viršyje greitį. Ir gal, sakysime, nežinau kiek, tegu 1000 žmonių į kur nors pakartos, jisai po truputį gal paplis. Nes vieną esu darbą padaręs, reiškia, kaip tik kelių eismo keliuose, tiksliau sakant, saugumui. Kažkada tai žurnalistai labai mėgo vartoti sąvoką kelių erelis. Kai aš jiems tiesiog atkreipiau dėmesį, kad koks čia erelis. Gaidelis. Ne erelis, višta, gaidys, iš vis durnius keliuose. Tai bent jau šitas posakis, atkreipkite dėmesį, jau aš pats kreipiu, nes kažkaip tai pasistengiu. Kaip dabar vadinama yra? Visaip vadinama, bet jau kelių erelių labai retai kada vadina. Ir atrodytų smulkmena, tik žodžių toks žaismelis. Bet iš tiesų, tarkim, tam jaunimui vis tiek reikia kažkur įsikrauti. Aš manau, gal kažkada ateityje, gal bus daugiau tokių vietų, kur galima tiesiog nuvažiuoti su tais pačiais motociklais, su tom pačiom mašinom, kažkokias atkarpas, pasivažinėti tiesiog, kažkokio įsikrovimo vietas, kad būtų tam tikras saugas. Taip, kažkokias aikštelės, bet tokių dalykų trūksta ir jaunimas gal tokių vietų neranda ir jie tiesiog perneša tai į gatves, į kelius. Galbūt ateityje autobanai kažkada gal atsirastų, taip, atsisėdai, pravažiavai ir viskas, ramus, savo grįžai ir savo... Bet vis tik tai yra rizikingas išsikrovimo būdas, o nereikėtų iškoti sportuose? Žinokit, visai nerizikingas, nes tikrai yra, čia nelietuviški tyrimai, tikrai yra tyrimų, kad sportininkai, tu turiu galvoj motociklų ar automobilių sporto sportininkai, jie vairuoja atsargiau. Todėl, kad jie pirmiausiai žino, lengviau įsivaizduoja pasiekmes, o kitai jie, kaip ir Karolis teisingai pastebėjo, jie išsikrauna, jie turi kur iškrauti tą ir adrenalino, ir greičio o tada jie važiuoja saugiau. Todėl, kuo daugiau žmonių įsitrauks į įvairias sporto rūšis, sportas nuo daugelio problemų padeda. Ar būtinai tai turėtų būti automobilizmo sportas? Aš žinau tą tyrimą apie automobilizmo sportą ir saugesnį vairavimą, tai galiu tik daryti prielaidą, kad ir kitose srityse. Gal kitą kartą ateisiu pasižiūrėjęs. Ne, aš turiu galvoje, ar tie žmonės, kurie turi tą polinkį važiuoti per greitį, ar jie būtinai turi pasikreipti save į automobilizmo sportą, ar ir kitas sportas jiems suteiktų? Manyčiau, kad visos tos sporto rūšis, kurios kontroliuojamos, kur valdoma rizika, kurios susijusios su adrenalinu, nors turbūt ir šachmatai susiję su adrenalinu šiek tiek, bet veikiausiai kitos sporto rūšis labiau padėtų. Tai, kad mintis, jog jaunimui reikia siūlyti sporto, irgi yra vertinga pokalbio mintis. Gal dabar apie kitą sportą, tiesiog iš savo gal patirties esu ne kartą taip prigavęs save. Taip, trumpai dar tada apie tą sportą, kad
kodėl gal saugiau vairuoja tie žmonės, kurie vat, gatvėse važinėja, kurie kažkiek susijęs su autosportu. Taip, jie labiau vertina tą riziką, jie labiau vertina tą atstumą, kada galės sustot, kaip tą mašiną gali pasielgti, kaip ją suvaldyti. Tai tas ir gal jie važiuoja ramiau užsikrovę, bet jeigu ir kažkiek viršė, jie, manau, labiau jaučia tą mašiną ir labiau supranta, kaip jinai gali elgtis ir kaip ją suvaldyti. O kitų sportų, kaip minėjot, kad gal išsikraut kitur ir po to tu ramesnis namo važiuosi. Save esu porą kartų prigavęs, kadangi dar taip laisvalaikiu žaidžiu krepšinį, tai vežimėliuose tai įmanoma daryti ir pakankamai gerai galima žaisti. Tai važinėjame treniruotės, kaip taisyklė, taip. Po treniruotės ten nusivarai iki ateini, reikia į mašiną persėst, savo kūną vos permeti tą mašiną, susikrauni vežimėlį ir po treniruotės važiuoju namo. Ir tu važiuoji ir tu tikrai kartais save prigauni, tu jauties ant tiek išsekęs, įsisunkęs, kad tavo tikrai ta reakcija, jinai kartais tu jauti toks aptingęs, kažkoks apiblausęs būni. Tu atrodo ten įsikrauni fiziškai, tu ten adrenaliną visko gauni, bet atsėdęs už vairo, tu kartais jauties toks išsekęs, kad netingisi galvoti. Bet jau neskubat. Ne, ten apie skubėjimą gal ir galėtum skubėti, kad greičiau namo, greičiau ten pailsėti, bet save esu kartą pagavęs, kad visiškai būni įsiblaškęs ir toks, pagauni, kad lyg persirikė, paskui, posūkai neparodžiau, dar kažko toks. Tai ne visi, man atrodo, sportai gali tam išsikrovimui padėti, tave kaip tik nuvargina. Bet žiūrėk, bet išsikrovęs jau esat, adrenalino jau esat patyręs. Man atrodo, kad čia tik tai dėmesio ir nuovargio dabar klausimas. Jo, apie tai ir kalbame, kad šiaip tai, akivaizdu, kad jeigu būtų kažkoks stebuklinga lazdelė, kurios vienos užtektų. Čia kalbame apie daug platesnį kontekstą, apie ir visuomenės nuostatas, ir tradicijas, kurios kaip bebūtų visgi keičiasi. Ir manau, kad, sakyčiau, jūsų anūkai tikrai bus labiau techninės visuomenės nariai ir labiau vertins saugumą, negu kad tų žmonių, kurie 19 amžiuje gyveno anūkai. Tai neišvengiama, pokyčiai yra, bet kokiu greičiu jie įvyks, galiausiai kiek mes mokysimės suprasti žmogų, save patį, save valdyti. Juk man tai visą laiką stebina toksai dalykas, kad jeigu šiandien pažiūrėtume į internetą, tai tikrai rasčiau bent 10, jeigu 10, gal ir kokį 30-50 pasiūlymų, čia kalbu apie Vilnių, kaip save tobulinti, kaip mokytis atsipalaidavimo, jogos, tame tarpe ir rizikos valdymo. Pažvelkime kol kas į formalaus ugdymo sistemą, mokyklą, universitetą, viso to nėra. Kol kas dar neatėjo, nors poreikis akivaizdžiai yra, gyvename tokiu laikotarpiu, kai sugebėti save valdyti yra svarbu, o jau valdantis save, tai valdytų ir savo rizikas. Šiek tiek kita tema, bet Algimantai, Karoli, kaip jūs dabar jaučiatės, pavyzdžiui, gatvėse matydami kitus žmonės lakstančius greitai, Algimantai, nuo jūsų? Vėlgi tas žodis tas greitai. Kuomet tu ten važiuoji 50-60 miestį leistinu greičiu, ten tave aplenkia 70. Jis lyginai viršė, galima sakyti, jisai čia, bet jeigu ten tos gatvės pūstusios, jis ten aplenkė saugiai, persirikėvo, ten nuvažiavo, kaip ir, niekaip ten baisiai nereaguoja į tai. Veiks nesukėlė ar ne? Jo, bet jeigu tu tenai, sakykime, važiuoji ir ten, pro tave ten praputė tokiu greičiu, kad tu net kartais krūptelni, nuo riaumojimo, nuo kokios ten jau sportinės mašinas, kuri būna, pralekia, o tada pagalvoji, beprotis, taip, mintys iškart prabėga, beprotis, nori davažiuoti, kažką norėtum pasakyti, atidaręs langą žmogau, nedaryk taip, galėtum parodyti. 19 amžiaus kaimietis su bričkele. Šitoj vietoje aš gal sakyčiau, nelabai sutinku su šito kaimiečio vis dėlto frazė, bet tebūnie čia mano nuomonė, bet norėtųsi žmogui parodyti tą vežimėlį, pasakyti, kad klausyk, pavyzdys, gyvas sėdžiu, gal, bet
Bet turbūt ten 90% atsakymas būtų aiškus, ko gero, kad tu man aiškini ir ko tu čia lendi, ko gero, tas žmogus ir nulėktų toliau ir Bet žiūrėk, abejoju, bet vienas jau pokalbis, o dar jeigu keli tokie tą pačią dieną, gali būti pokalbis. Gal vieną kitą, gal Matot, čia vat irgi juk tas, sakysim, greičio viršijimas, ypač kokiose ribose tam tikrose, nes galiausiai ir matuokliai kai kurį viršijimą nemato. Bet viršijimas viršijimui nelygus, nes jeigu 5 km viršyta magistralėje, tai viena situacija, o tegu ir 3 km viršyti senamiestyje, kur tiesiog užtenka vaikui, kuris nesižvalgo aplinkui, ar ir ne jam žengti žingsnelį nuo šaligatvio ir taip, ir kokios pasiekmes. Tai žmonės, kurie to nesugeba suvokti, taip juos ir reikia vadinti, nesugebančiai suvokti. Čia mandagiai pasakiau, ką jūs sakėt, mažiau mandagiai. Karoli, mes visai link pabaigos keliaujam. Nežinau, koks jūsų būtų patarimas žmonėms, kurie nesuvaldo, lekia. Kiekvienas turbūt yra matęs, turbūt sutiks, kad mašina skuba, lekia, narda tarp kitų mašinų ir tu privažiuoji prie šviesoforą ir ta pati mašina stovi ten pat. Tai kiekvienas turbūt yra matęs tokių situacijų ir realiai, kuris nuskubėjo, nieko nenuskubėjo. Bet, tarkim, paimkim kokių 15 ar 10, aš kažkur galiu tokį laikotarpį palyginti iš savo vairavimo praktikos. Nuo to laikotarpio tikrai pasikeitė vairavimo, tarkim, stilius, kultūra ir panašiai žmonių. Žmonės daugiau keliauja, daugiau mato, daugiau supranta, tos pačios kultūros iš kitur pasisėmė. Man pačiam teko būti ir toj pačioje Amerikoje, kas labai mane šokiravo, kultūrinis šokas buvo ten, tarkim, žmonės eina netoli perėjos, mašina sustos, galingos mašinos ir galingo dodžiai, visi važinėja ir tiesiog prie perėjų niekur neskuba, tiesiog eina žmogus netoli perėjos, jis jau sustos ir lauks. Ir žiūrės, ar tu eisi per perėją, ar neisi. Jeigu neini, jis pravažiuos toliau. Pas mus kito dalyko labai toli, bet, sakykime, kokių 15 metų atgal, tai paėmus dabar, kaip yra, tai tikrai matosi pokyčiai. Pas mus vairavimo kultūrai, bet ar jie pakankamai greitai ateina, nežinau. Čia aišku, apie tai reikia kalbėti, apie tos dalykus reikia rodyti ir su žmonėm supažinti visus tos dalykus. Ir manau, kad ateityje tikrai bus. Bet sakot, kad reikia vis tiek kalbėti ir reikia priminti. Panašų Ir jūsų palinkėjimas, Gediminai, gerai, patarimas. Mano patirtis Šveicarijoje tiesiog absoliučiai tokia kaip jūsų. Prieini prie šaligatvio ir sustoja mašinos. Tenka eiti į kitą gatvės pusę, nes kam jos sustojo. Tai kad, vienas palinkėjimas, turbūt jau laida baigėsi, tai reikia, kaip sakė, to palinkėjimo, kad galvotume, ką darome ir kiek įvairios rizikos mums priimtinos, nes rizika yra kartu ir gyvenimo tam tikras malonumas, bet kai tas malonumas pavirsta viršyje ribas, akivaizdu, kad pernelyg didelė rizika, kad įsivaizduokite, pasodinote ten 7 metų vaiką prie lenktyninės mašinos vairo. Tai kokia tikimybė, kad jis iš vis kur nors atvažiuos. Tai dėja, kai kurie ir daug vyresni žmonės elgiasi kaip tie vaikai, anksčiau vėliau jie neatvažiuoja. Taip, mąstykime apie tai, neužmirškim to. Algimantai, jūsų toks palinkimas, patarimas, ką sakytumėt, pažiūrėkite į mane? Ar vienas iš tų būtų taip, o toks antras verdiktas, turbūt žmonės skubėjo ir skubės, tą visą gyvenimą to nebus, bet ko gero, jeigu jau skuba, tegul skuba saugiai, bent jau įvertina visas rizikas, pasiekmes. Pagalvokit, tos 2 minutės, kai greičiau atvyksit į darbą, ar kažkur, kur jau galvojat, ką jūs jums duos, ir ar dėl tų 2 minučių tiek verta sukelti rizikingų veiksnių, sukurti rizikingą seką paeiliui. Ačiū Jums už atvirą pokalbį, ačiū Gediminui už patarimus ir tikrai labai įdomias įžvalgas. Ačiū vyrai, kad dalyjate savo istorijomis. Aš noriu priminti, kad tai yra akcinės bendrovės Via Lietuva kampanija, saugi kelionė, bendras tikslas dalis ir mes kviesime ir kitas tinklalaidės pasižiūrėti, būkite saugus. Mąstykite, prisiminkite ir saugiai grįžkite namo. Ačiū Jums.